dažniausia vyriška lytinė liauka. Prostata, man atrodo, yra kažkokia tai liauka, kuri vyro organizme kažkokius tai fermentus gamina. Pašnekovas, sakydamas, kad prostata šitą bendro turi su fermentais, buvo teisus? Be abejo. Alus yra piemenų gėrimas, kurį geria jauni vyrai. Sulaukus 50 metų reikėtų šito gėrimo atsisakyti, nes aluje yra daugiatomių spiritų, kuriuos skaidinamas kepenų fermentas alkoholų dehidrogenazė negali sudoroti. Ir lieka nepareikalautas vienas anglies atomas, iš kurio žmogaus organizmas pasigamina skruzdžių rūgštį, formaldehidą. Visas tas formaldehidas įsiskiria per šlapimo takus. Ar esat mačiusi, kaip įkanda skruzdėlė žmogui? Kas įvyksta? Paburksta. Todėl prisigėrus alaus, vyresnio amžiaus piliečiai atvažiuoja su šlapimo susilaikymu. Pirmas klausimas, gėrė alaus? Ne. Antras klausimas, gėrė alaus? Biškį. Trečias klausimas, kokį alų gėrė? Pampalį. Viskas aišku. Prostata? Nesakysiu jau, kaip šitas kaip... Prostata, tai, kaip pasakyti. Organas? Aš ne taip pasakiau, kad organas. Kažkaip organas tai yra organas, tai nelabai organas. Liauka tokia, vyriška liauka, kuri, ta prasme, su amžiumi gali didėti. Vyro pagrindinė dalis. Antra vyro širdis. Prostata vyrų, reiškia, svarbiausias organas. Kadangi mano amžius yra jaunas, tai šią temą dar man nelabai aktualu galvoti. Prostata tai vyrų džiaugsmo ir kančių organas. Tai yra organas kaštono maždaug dydžio darinys, esantis po šlapimo pūsle. Pro ją praeina šlaplė, kurie nuteka šlapimas, ir atsiveria du latakėliai, pro kuriuos išteka vyro sėkla. Spermos gamybai ir vyriškų lytinių hormonų gamybai turbūt. Leidžia gyventi vyrui. Vyriška kokia ten ta visa potencija, visa kam? Vos iš tą dalyką nežinau. Svarbus seksui, svarbus kam? Šlapimui. Kam dar svarbus? Medžiagų apykaitai. Tarsi jis susijęs su šlapimo funkcija. Vaisingumui įtakos nedaro? Manau, kad ne. Vėlgi grįžkim prie Dievo. Kai Dievas tvėrė vyrą, tai jis pagalvojo apie tai, kad jis bus baisus tinginys. Taip ir yra. Tai, kad vyras norėtų daugintis, viena iš prostatos funkcijų yra suteikti jam malonumą. Orgazmo metu vyras pajunta malonumą. Bet yra kabliukas. Orgazmo metu yra išmetamas prostatos sekretas su sėkla. Tai yra transporto materija, tai yra tas sekretas, kurį gamina prostata, yra transporto konteineris, kuriame yra itin mažučiai spermatozoidai. Patys jie niekada nenukeliautų į gimdą iki kiaušialąstės. Nukeliavus į gimdą, vėlgi, netaip ten paprasta papult, pas moterį gimdos kaklelėje yra gleivinis kamštis. Ir tik jos orgazmo metu tas kamštis iššoka į makštį. Ant jo apsivelia tiršta sperma ir tas kamštis įtraukia į vidų. Ir va čia atsiranda būtent PSA veiksmas. PSA tai yra prostatos specifinis antigenas, tai yra fermentas, kuris suskystina
spermą ir atpalaiduoja spermatozoidus ir tada prasideda lenktynės iki kiaušialąstės. Katras pirmas dabėgs. Reiškia, prostata turi daug funkcijų. Reiškia, malonumo funkcija, transporto funkcija, skiediklio funkcija. Manau, kad viskas. Dauguma kaip ir prilygina graikiniam riešutui. Tokie visokie palyginimai yra. Tai turbūt tokia. Nu nežinau, Lukas, ką ten rodė, gal tokio. Nu jau, na, tokio. Nu, tokia gal. Kokie 3 centimetrai. Nu, jeigu tarkim, va taip. Va taip, va taip. Taip, tai čia normali, ar ne? Va kokia dydžio ir formas. Va tokios va formos? Nu, panašiai kaštoną. Kaip kumštis turbūt. O gal ir mažesnis. Gal kaip pusė kumščio. Nu, kaip pusė kumščio. Gali. Bet tai yra labai gudus kaimas, užleidęs save ir atvažiavęs pas gydytoją, netirtas, nežiūrėtas, maždaug kokių 70 metų senukas, visą savo sąmoningą gyvenimą maukęs alų ir negydęs, nežiūrėjęs savęs. Esu matęs iki 300 gramų prostatą. Ne. Tai ne. Pas jas toj vietoje yra gimda. Prostatos hiperplazija, šviešėjimas, prostatos vėžys. Nežinau, jėzus. Statytą girdėjau, lyg tai. Čia vyrų dažniausiai kaip. O gali būti moterų? Gali. Nu, tai pagrindinė prostatos liga, nu, tai išvešėjus į prostatą. Visos problemos vyresnio amžiaus žmonėms. Įsivaizduoju, išdidėja, išvešėja ir tada užspaudžia šlaplio, šlapintakius galbūt, nes šlapimo puslai, šlapintis yra sunkiau. Prostatos problemas, tai vat būtent spėjau paskaityti, kad su amžiumi jinai didėja, tas gerybinis vadinamas išvešėjimas. Dar gali būti prostatos vėžys, tai jau čia skaitytųsi tas piktybinis padidėjimas prostatos ir būtent jisai tai yra nenormalus ir turi būti, ta prasme, gydomas. Gali išvešėti, tai yra padidėti ir užspausti tam tikrus takus, kaip aš pamenu. Ir tada kyla problemos įvairios. Na, tų prostatos ligų nėra tiek jau ir daug. Dvi pagrindinės, tai yra prostatos gerybinė hiperplazija ir prostatos vėžys. Tai yra lygos, kurios sudaro pagrindinę masę mūsų pacientų. Tačiau jauni vyrai, turintys ekstremalių pomėgių, pavyzdžiui, nardyti lietiniam vandenį, po pirties nerti į eketę, žuvauti ant ledo, medžioti, įbridus į sniegą iki kelio, turi problemų vadinamų prostatitas. Tai yra prostatos uždegimas, kuris skirstosi į lėtinį ir ūmų. Ūmų prostatitą, galim pasigauti netinkamoj vietoj, atlikus netinkamą veiksmą. Bet šita liga greit gydoma. Tačiau lėtinis prostatitas tai yra liga, apie kurią šiuolaikiniam internete yra apie 6 milijonus nuorodų ir niekas tiksliai jums neatsakys, kas tai tokio. Tai yra autoimuninis procesas, kada jūsų organizmas nesupranta ir kovoja pats prieš save. Tai yra jūsų limfocitai kovoja prieš jūsų prostatos ląsteles. Tai sukelia didelės problemas. Vyrai jaučia skausmą, sunku šlapintis ir galų gale atsiranda lytinės funkcijos sutrikimai. Todėl išbraukti prostatito iš tų sunkesnių prostatos ligų negali. Kiek žinau, tai yra pagrindinė
rizikos grupė yra virš 60 metų vyrai, tai jiems reikėtų bent jau kartą per metus apsilankyti pas urologą. Reguliariai tikrintis be abejo, bet jeigu tai preventyviai žiūrėti, gal sveikas gyvenimo būdas. Gal seksą daugiau reikia? Dažnai seksu užsiimti? Kas yra dažnai? Bent kokius 3 kartus per savaitę. Minimum. Aš manyčiau, kad pirmiausiai tikrintis dažniau, kad užbėgtų jau toms didesniems komplikacijoms už akių pirmiausiai, ir sveikai gyventi. Bet tikrintis profilaktiką, manyčiau, yra labai svarbu. Kadangi seksas suteikia gerą nuotaiką, o nuotaika apskritai turi gerą nuotaiką gydomųjų savybių, tai turbūt, kad netiesiogiai, bet padeda. Maždaug 2 kartus į savaitę. O kas kiek laiko reikia apsilankyti pas gydytoją dėl prostatos būtent būklės? Žiūrint, koks jūsų amžius. Jauniem vyram neturintiem prostatitų, urologas nereikalinga asaba. Žinau, tai kiek tas daug, tai bent jau 3 kartus per savaitę. Man atrodo, čia blogai galvoja. Pirmą kartą girdžiu. Netikiu nesąmonę. Aš manau, kad reikia šitą reikalą ir moteriai kažkiek spręsti ir kartu ir padėti ir kad gerai funkcionuotų šitą moteris, tai ko gero didžiulį įtaką turi. Be abejo, kraujotaka skatina, varinėja kraują. Visi vyrai giriasi, o pasimylėjau su žmona 2 kartus į savaitę. Bet statistika sako, kad vidutinis lietuvis turi seksą su savo partnerė, 2 kartus į mėnesį geriausiu atveju. Tai irgi neprideda sveikatos jo prostatai. O kiek kartų pridėtų sveikatos? Maždaug 2 kartus į savaitę. Nuėjus pas daktarą. Yra visokių priemonių, ko gero. Operuojama, jeigu dar pacientui galima tą operaciją atlikti. Bet dažnai vyresnio amžiaus žmonėms jau nebeoperuoja dar tam tikrų kitų ligų, tai tada gydo vaistais. Ir galima sakyti, kad vėžio gydymas, sakysim, nuo 20 iki 21 amžiaus ženkliai pasikeitė. Atsirado tokios metodikos kaip brachiterapija, spindulinio gydymo, radikalus apšvitinimas prostatos, radikalus prostatos pašalinimas. Yra specialios hormonoterapijos, yra chemioterapijos. Šiaip jau, neužleidus šios ligos, aš manau, kad tai nebėra problema 21 amžiuje. Iš bendro išsilavinimo? Internete parašyti. Straipsniuose visus. Literatūroje. Moksliniai tyrimai parodė. Kas yra prostata? Pats didžiausias vyrų lytinis organas. Žiauriai geraliausia. Pagal galimybės tikriausiai. Kiek atlaiko, tiek reikia. Žodžiu, kiekvieną dieną. Bendradarbiavimą tai gal nedrįsčiau. Negert, nerūkyti, nestresuoti, nesimylėti. Kuo daugiau sekso, to mažiau prostatos. Turėjau tokį protingą uošvį, kuris man sakydavo: žentelė, medicina pats tiksliausias mokslas po teologijos ir meteorologijos. Tai nieko nuspėti negali.